Serialo autorė Kris Morena. Vaidina Katerina Fulop, Miguelis Angelis Čerutis ir Martinas Sifeldas. Taip pat vaidina Marisa Kamila Bardonova, Manuelis Felipe Colombas, Mia Luisana Lopilato, Pablas Benjaminas Rojasas ir kiti. Maištavimas tęsiasi. Hei! Hei! Gelbėkit! Aš čia! Padėkit! Padėkit! Žiūrėk, kokį spektaklį surengė mano duktė, gali patikėt? Mama, išprotėjai? Aš išprotėjau, tu. Kaip suprantau, tu čia surengi spektaklį? Ne, tu ir nereik čia manęs, aš ne vaikas. Nusiramink, Sonija. Kas jis toks? Draugas. Andersai, susipažink su mano dukrėlė, su mano gražuolė. Taip ir supratau, gal prisėskim ir paplevėkim. Sėskis, jei nori, tu neždinkis. O tu nutilk, pati nutilk. Tylėk, sakau, nutilk, mama. Ne, Saulelė, tu nutilk. Prašau ramybę, šiam restorane taip nepriimta. Nesirūpink, būk gera, prašyčiau padarumo. Apie kokį padarumą gali kalbėti, jei pati pusnuogė puikuojas ant visų žurnalų viršelių. Paskutiniam pakako ir iškirptės. Mama, gana, užsiimk savais reikalais ir nelys prie manęs. Mano reikalas tuoj pat tave nuvežti mokyklą. Nieko aš nedariau. Nesvarbu, mieloji, aš tavo mama. Privalai manęs klausyti. Rytoj reikia į pamokas, tai teks važiuot. Marisa, tavo mama teisė apgailėtinai atrodė. O tu ką veikėjai su tu tarakonu? Ką tarakonu vaidini? Tave kvaiša? Palauk, mums viskas gerai, mes pora, tiesa? Žinoma. Aš irgi draugauju su Ivanu. Ne, netrauk rankas. Mama. Ateik, reikia pasikalbėti. Kur piniginė? Čia, einam. Atsiprašau, einam. Einam. Panašu, kad jūsų klasė pats ponas Dievas prakeikė. Tikėjaus, kad į 4. kursą priėmus naujų mokinių, jis bus šiek tiek ramesnis, bet ne. Akivaizdu, kad panelė Rivarola nuo pat pradžių prišaukė vien bėdas. Ar galima sužinoti, apie ką galvojot, krėsdami tokią baisybę? Elgdamėsi taip begėdiškai, vogdami mašiną ir važiuodami pasivažinėti be vairuotojo pažymėjimo. Mašina mano tėvo, nieko čia baisaus. Nieko baisaus? Kas jums atrodo baisu, Urkola? Žemės drebėjimas? Atominė bomba? Ne. Baisu tai, ką jūs padarėt. Šiandien mums laisva popietė, nebūtina taip nerimauti. Be to, aš nežinojau, kad tas asilas neturi vairuotojų pažymėjimo. Tuo labiau, kad mašiną paėmė nepaklausęs. Ei, kieno tu pusiai? Tikrai nekvailių. Asmeninius santykius įsiaiškinsit vėliau. Tikriausiai kalbėjot su tėvais, o jie jums skyrė bausmę, ar ne? Imagino también que sus padres les habrán aplicado un castigo, ¿no? Tėvas man mėnesį pinigų neduos. O man atšaukė visų mados žurnalų prenumeratą. Tas kvailys dėl visko kaltas. Šeimoje tokių bausmių užteks. Tačiau aš
kaip šitos mokyklos direktorius, kurios vardą jūs suteršit, irgi skirsiu jums bausmę. Director de este establecimiento, cuyo nombre han enlodado, voy a pensar en un castigo condigno. Bet jokių kalbų. Ša! Eikit greičiau iš čia. Ponaitį, praleiskit panelę. Tikriausiai pamačiusi savo mergaitę su to vaikinu, supratau, kaip greit prabėgo laikas. Regis dar vakar jų prašė, kad nupirkčiau lėlę. Ruoškis, nes Marisa tau gali vieną dieną paskambinti ir pasakyti, mama, ruoškis, tuoj būsi senelė. Senelė? Ne, nekalbėk, taip nugara pagaugais nueina. Kodėl? Ne. Būsi pati gražiausia senelė pasaulyje. Ne, kaip šlikštu, tik ne senelė. Ką čia kalbi? Tik pagalvok, stumdysi vežimėlį parke, o paskui tave rikiuosis vyrai, mušis dėl tavęs. Žinai, tu labai šaunus. O dar masažo nepadariau. 4 ryto. Man reikia eiti. Ryt iš ryto repeticija. Palauk, kur važiuoji, namo? Aišku. Kiek tau važiuoti, valandą? 15 minučių. 15. Nuvažiuosi ir ką? Vėl grįši? Ne. O kas siūlai, važiuotės į teatrą? Ne už ką. Ne, nakvok čia. Labas. Ko atėjai? Juk tau gėda apgailėtinų tėvų parduotuvai. Tėveli, man reikėjo pagalvoti. Pagalvot? Ir ką ponaitis sugalvojo? Atsiprašau, elgiaus kaip paskutinis kvailys. Aš nedėkingas. Noriu atsiprašyti tavęs, tėveli, ir šitos parduotuvės, kurį kartą mums jau padėjo išbristi iš skurdo. Tikiuosi ir dar kartą padės. Žinojau. Tiek to. Kada atsitokiesi? O, kad žinotum, koks aš laimingas sūnau. Tikrai.